Atsiranda naujų vis radinių, kažkokios naujos informacijos. Mes žinom, Lenkijoje yra rastas šėcinė be kalbos skydas, ten su žmonėm, su mazdom, tikėtinų dalykų visą tai buvo padaryta. Tai, žodžiu, keliaujam laiku ir vis renkam temą. O jau po to mes žinom tą pavysą, tą jau vėlesnį tokį stačiakampį, labiau trapesnės formos, tai žinom, kad jis yra, bet ką su juo veikti, pasidarėm, pabandėm, nežinau, ką su tokiu dalyku veikti, todėl, kad jis yra mažas ir sniegis, bet automatiškai atsiranda jau daugiau šarvų, tai gal nebe taip baisu ir prasileisti kažkur. Tai jeigu raitelis jis labai patogu, nes jis patogiai pasiema. Nu, žodžiu, čia yra toks miškas, kur vat, apie tai mes čia dažniausiai ir esame, apie atvažiuoja kažkas naujo, kažkas naujo. Nu, aš nepaštinu, kaip šitą problemą spręsti. Nu, gal taip, gal anaip. Ir, nu, žodžiu, toks įdomus kūrybinis darbas pagrįstas kažkokia. Jeigu istoriškai žiūrint, tai faktas, kad žmonės buvo su vienodais skydais, jeigu tai yra kompanija, tai mes čia kol kas tokie vėžiai, vat Varingis jau turi, vienodai yra Medvedis klubas iš Lenkijos, tai jie visi vienodi skydai ir tu bent jau
bent jau žinai. Faktas, kad tu turi savo draugus pažinti, nu tu jas žinai. Bet jeigu yra taip uždara, nu atsiranda įkapčiai, atsiranda gazų, man labai dažnai pasitaiko. Kažkaip, nes aš jų nepažįstu, aš ten... If you could stand a bit further, just a bit, yeah? Okay. Mano pusė, neaišku, kur jau tas galbūt, kad mano pusė laimėtų iškeliu. Aha, jau, nu gerai, aš nu, atpažinti yra sunku. Mes jau baigiam daryti tuos. Šiaip tos pirties tradicijos yra be galo konservatyvios. Ir jeigu jūs nuvažiuosit kur nors į kaimus, į Dzūkiją, į Aukštaitiją, tai labai panašus dalykai, konstrukciškai praktiškai tas pats. Vantas, jeigu jūs pasižiūrėsit, sustosit kur nors pakelėje, vantas dėdukai riša panašiu būdu. Bet jie nepasakys, kodėl jie taip riša. Nu, tiesiog va taip reikia. O jeigu jūs pabandysit surišti be mazgo vantą, suprasit, kad kitaip neina. Ir kitas dalykas, kad jie kažkur tai paprasčiausiai neina surišti kitaip. Čia yra tiesiog imi du pundelius, juos sukryžiuoji, paskui suriši viršų ir gaunasi va toksai dalykas. Jo nereikia perišinti. Kitas dalykas, kad ją džiovint dar kažkur reikia. Ir įsivaizduokit viduramžių piemenukas, kuris gano avytes ir riša vantas, tai ką jie vargšai daryti? Jis suriša tą vantą. Iš to, ką turi aplinkų šakelės, gali būti žievės, kokios nors karnos paprastai. Ir bandykit paimti kažkokį tai. Ir paskui, jeigu reikia pakabinti, labai patogu. Na tai, praktiškai. Ant šniūro tai nepakabinsi, nes tu šniūras tai irgi brangus. Kokių nors dar kitų dalykų. Tai nelabai buvo. Tiksliau jų buvo, bet jie buvo kitiem dalykam naudojami. Va, ir kas įdomu, kad tokiais pundeliais šakų šerdavo gyvulius.
spalvos yra iš gamtos, va, mes tai nieko, va, kaip gamta nudažė, taip ir turim. Čia nusipjauna, pasiemu kitą vytelę, nusismuilinu, čia šau. Ir pinam toliau. Nudažinosiu kelią, išmokysiu žirgę. O kada jau nuošvies dva, rūba stovykia žirgę, aš atkelsiu vartę. Vartus atkelsiu tavi jinlai, su pašokinėk žirgę, lipo uošvelės dvare. O ir išajo sena uošvė, laisvu auksalio kubke, liusu žaliojo vyne. Oi žante, žmonių vaike, limes išgersim vyne, jau iš auksalio kubke. Oi uošve,